Aha. Startuojam. Startuojam su kuo? Su kuo aš sakiau startuosiu? Su dviem temom. Ir eisim biškutį į eduką. Aibės ir modulis. Pakartosim šitas dvi temas, nes labai dažnai aptinkama. Labai dažnai aptinkama uždaviniuose. Aha. Tai reiškiasi aibės. Ką jūs žinot apie aibės? Visų pirma, jūs žinot, pirmas dalykas, ką reikia žinot, tai kas yra sąjunga, sankirta ir skirtumas, aš labai greitai stengsiuosi. A sąjunga su B reiškiasi, kaip čia dabar man tokį sakinuką parašyti. Sumetam, ką turi abu. Suprasit paskui, kai aš padarysiu pavyzdį. Nu, žodžiu, jeigu A ir B, jei A yra vyras, B žmona, tai susimetam viską, ką turim. Čia kaip vestuvės kokios įvyktų. Antras. Aha, pasirašom sakinuką. Pasirašom kiekvienam po sakinuką ir jūs suprasit paskui. A. Šitas su B sankirta. Ką turim. Gal rašysiu žaliai. Ką turim bendro. Tie sakinukai jums padės. Ir trečias. A skirtumas su B. Čia kaip pasigyrimas koks šitas skirtumas. Čia pagyros. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Tarkim, A vyras, B žmona. Tai A giriasi. Ką turi A, bet neturi B. Va, jūsų galvoj tokį klausimėlį stovės, viskas jūs įsispręsit visus, kad ir kokios tos aibės bus. Aha, padarom keletą pavyzdžių ir mes jau būsim supratę. Tarkim, A tai vyras, pavyzdžiui, B moteris ir ką jie turi. Ką jie turi, tai susigalvojam, ar skaičius, ar raides kažką sugalvosi. Tarkim, A turi elementus. Kokius? Tipo 1, 2, 3, 4, 5 ir užteks. B turi elementus, bet čia gali būti kažkas kito. Tarkim, 3, 4, 5, gali būti raidės 6, 7, 8. Ir su tais klausimėliais jūs lengvai atsakot į visus klausimus. Aha, pirmas. Sąjunga, tai vestuvės. A sąjunga su B. Viską, ką jie turi, susimeta skudurus. Kas čia gaunasi? 1, 2, kad ir 3 pasikartota, jie jau realiai turi tą trejetą. Jeigu vienas turi ten kokį nors dantų šepetuvą negaliu pasidėti. Jei vienas turi mašiną, tai reiškia, apsiženė, jau jie abu turi mašiną. Aha, 5, 6, 7, 8. O, čia vestuvės. Antras, ką turi bendro, pasilygina, ką jie turi bendro. A, skirtumas su B. Aišku, dauguma tai gal tai žino, bet tiesiog įvaldykim tai. Ką turi bendro, tai aš net žalias spalvą taip paimsiu. Žalia, ką turi bendro, ne? Trejetas, ketvertas, penketas, trejetas, ketvertas, penketas bendras. Ir galėčiau ir užrašiau. Aha. Ką turi bendro, tai žaliai ir užrašiau. Ir žaliai čia parašysiu, bus labai graži skaidriai. Neįmanoma nesuprasti. Neįmanoma nesuprasti. 1, 2, ką aš čia rašinėjau. 3, 4, 5 turi bendrą. Vokas bendrą. Ir
Trečias, kaip sakiau, pasigyrimas. A giriasi, ką turi, ką ta ana neturi. A su B, A giriasi. Aš turiu 1, 2, tu neturi 1, 2, tai tinka. 1, 2. Viskas, užsibaigiai. Ir ketvirtą dabar galim jau sugalvoti. Atvirkščiai, B su A. Tai dabar jau B giriasi. Aš turiu 6, 7, 8, tu neturi jų. 6, 7, 8. Puikiai, viskas. Esmė čia. Ar bus toks klausimas ir 11 ir 12 tikrai bus. Nu, tikrai bus. Faktas. Gal su tom, va, šitom, nu, tipo, nuo 2 iki 6 šitas turi, o tas kitas turi nuo 4 iki 7. Nu, gal čia bus užtušuota, o gal ir ne, koks nesvarbu. Ir dabar mes jau vėl atsakinėjom, kai suprantam tuos klausimus, mes atsakinėjom. Ką jie turi kartu susimetus, tai nuo 2 iki 7. Ką turi bendro, jau pasižiūrit, kur bendra, va, nuo čia iki čia. Ką turi A, bet neturi B, va čia. Bus lengva jums atsakinėti irgi. Suprato tikrai apie aibės, pakartojimo aibės. Modulis. Koks modulio darbas? Aš dabar šitą skaidrę jums pagaminu, kad galėčiau įmesti ir tada mes eisim į eduką pasižiūrėti, kas per uždaviniai. Kodėl aš žinau, kad eduka yra gerai? Todėl, kad tos, kurios sudaro egzaminus, aš jau biškį insaidų žinau, tos, kurios egzaminus sudaro ir dirba eduko ir kuria ten užduotis. Tai reiškia, egzamine edukos užduotis labai apsimoka pasispręsti. Aišku, man gerai, aš turiu mokytojo paskyrą. Jeigu kažkur žinau, kad negerai padariau, aš pasižiūriu atsakymą, pagal atsakymą kažkur susirandu klaidą. Tai va, modulis, kame esmė? Modulis, kaip man čia parašyti? Modulis, modulio darbas yra, modulį galima numest, bet modulis turi padaryti, kad būtų pliusas. Pasidarom vieną pavyzdį su paprastais skaičiukais. 7 minus 3. Nu tai suprantam, kad 4. Bet jeigu aš numetu, tai 7 minus 3 ir parašau. Nes šitas daiktas numestas turi būti pliusas. Ne? Bet jeigu mano modulio viduj bus 3 minus 7, jeigu mano modulio 3 minus 7, aš numetęs turiu sukeisti ženklus, kad būtų tiek pat. Galėtų čia automatiškai priimti, nereiktų man čia bėgioti. Aha, tada kaip čia viskas vyksta? Atsiminkim, čia rugsėjo buvo kažkada tema. Aš tai savo mokiniams, kurie čia ateidavo, sakydavau, tiesiog apsuk aplink minusą. Kiti įsikelia minusą prie skliaustus. Kaip jūs norite taip darykit, svarbu apkeiskit ženklus. Jau kaip norit, jau jūs dideli, jau jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti. Nes jeigu aš užrašysiu 3 minus 7, nu tai ar modulis bus atlikęs savo darbą? Čia tai yra minus 4, man reikia, kad būtų 4. Tai aš tai, jei matau, kad modulio viduj pliusas, nu tai numeti tiesiog, jei matai, kad modulio viduj minusas, numeti ir apsuk aplink tą minusą, aš tai apsuku aplink minusą, tiesiog apsuku. Ir gaunasi, kas gaunasi? Nu, gaunasi tai, kad šitas daiktas yra jau pliusinis, viskas gerai. Modulis atliko savo darbą. Modulį numest, reikia pažiūrėti modulio vidų. Va. Su tokiais paprastais skaičiukais jūs turit suprasti. Ir kartais būna užrašai tokį. X minus 3 ir kažkur tai reikia kažką prastinti. Bet va čia šalia dažnai rašo. X mažiau nei 3, tarkim, tai jūs pasirinkit tą X mintyse. Nu, tarkim, X yra 0. Pažiūrėkit, kas modulio viduje. Aha, minusas, tai numetus šitas daiktas visgi 3 minus X. Nepamirškit šito daikto. Pirmas dalykas, ką pasakėjome apie modulį, kad juos tiesiog numesti, bet teisingai numesti. Numesti. Realiai numesti yra esmė. Antras dalykas, ką aš noriu pasakyti, čia pirmas dalykas. Antras dalykas, ką aš noriu pasakyti, jeigu traukiat šaknį iš x kvadrato, arba iš x ketvirtų, arba x šeštųjų, nu, tokio pačio laipsnio šaknį, tai yra modulis. Kodėl taip veikia? Jūs įsivaizduokite, jeigu mes parašytume tiesiog x, kas būtų, jeigu ne modulį parašyčiau, tai aš sugadinčiau matematiką. Aš -5 keliu kvadratu
šaknis, įsivaizduokit, visi sako numuša, ne, šaknis kvadratas viens kitą sunaikina. Taip, jeigu atvirkščiai parašyta, o jeigu aš nenumušiu, aš rašysiu -5, ar tai teisybė? Ne, nes reikia atskirai pasidaryti. -5 kvadratu yra 2,5, minusą numušiai kvadratas ir tada va dabar teisybė. Tai kad šitą žingsnį apeiti, tai tas modulis atlieka puikų manevrą. Šitas daiktas yra tas, kas viduj parašyta modulyje, yra 5. Va, dabar nesugadinta matematika, nes atsakymas yra teisingas. Aha, tai nepamirškim šitų daiktų. Pirmas. Kvadratas su šaknimi, čia modulį turi dėti. Jeigu trečiuoju, su kubinė šaknimi, ar turit modulį dėti? Ne, neturit. Nes jūs nesugadinot matematikos, padarom pavyzdį su lengvais skaičiais. -2 trečiuoju ištraukiu kubinę šaknį, kubinę šaknį ištraukiu. Aha, -2 trečiuoju yra -8, ištraukiu kubinę šaknį, -2 ir yra, toks ir yra atsakymas. Tai reiškia viskas gerai. Reiškia viskas gerai. Dabar padarom išvadą. Kai lyginiai, tai atsiranda modulis. Susiprasit patys, kai nelyginiai, neatsiranda modulių. Nelyginiai, neatsiranda modulių. Ar aš čia dar kažką turiu pasakyti, pagalvosiu apie tą modulį? Nueisim pasižiūrėti, biškai paspręsim uždavinių, dabar einam į tą eduką, sprendžiam kažką, darom kažką. Aha, čia tik X ir Y koordinatė visgi, aš netaip mačiau uždavinį. Aš jį spręsiu vis tiek, nesijaudinu. Dabar aš einu į eduką, nesakiau, kad edukos užduotys tai yra labai geros. 11 klasė, horizontai jau prikurta, čia buvo kūriama, o paskui prikurta jau tie uždavinių. Aibės, pasižiūrim infografiką labai dažnai. Man atrodo, jūs kaip mokiniai, man atrodo, man tikrai rodė, kad infografiką jūs patys matot, prezentaciją, man atrodo, patys matot. Prasineškit pro šitos visus. Prasineškit, pasižiūrėkit, čia tangentai, čia sekų skaičių. Viską pasižiūrėkit. Aš dabar va čia pasižiūrėjau, pagalvoju, kad šitas dvi verta pakartot, labai dažnai sutinku egzamine. Laipsniai šaknis logaritmai, logaritmus mes realiai jau kartuojam, laipsniai šaknis, gal kažkiek pakartosim. Aha, kas čia? Sąjunga, sankirtas skirtumas, va taip aiškina, bet aš tai čia aš galiu suvesti per tą patį. A su B susimeta, A su B viduriukas, kas bendra, ir giriasi čia tas, kas ką A turi, bet B neturi. Jo, tai va. Nu, tas pats pasakyta, tik aš pasakiau žmogiškai. Einam į šito kažkiek paspręsim, čia tas laikas tai kosmiškai bėga. Aha, tai dabar aš jau tą turiu įsirašyti įsijungti, pen. Nes gali būti, kad man kažką reikės parodyti, padaryti. Va. Nustatykite, tai jau mes išmokom, mums tokie jau viskas, jau nebegazina. Nustatykite, kiek elementų priklauso aibių A su B skirtumui, tai A giriasi to, ko neturi B, tai čia sužiūrėti yra svarbiau negu čia kažką mokėti spręsti. Ta klausimą, kai supranti, kai aš parašiau, 2 ir 2 nesiskaito, 3 turi, 4 ok, tinka, 7 netinka, nes tas turi, 11 netinka, nes tas turi, 15 tinka. Jo, ką turi, atsimėt klausimą, ne? A su B skirtumas, tai giriasi, ką turi A, bet neturi B. A turi šitą, tas B tokių neturi. Tai čia atsakymas bus, nustatyti, kiek, tai atsakymas 3. Aš vešiau 3. O, tik kaip čia dabar man pasižiūrėti atsakymą, rodiklę turiu spausti. Taip, 3, viskas gerai, važiuojam toliau. Aha. Kuris iš pateiktų teiginių yra teisingas, čia vėlgi reikia sužiūrėti, čia yra 8-okam aš šitą dariau tokią lentelę, skaičių pasauliai. Aš taip dariau, jie tikrai suprato šitą, ką aš norėjau pasakyti. Dabar gal ir aš jums pasakysiu, va čia. Skaičių pasauliai. X priklauso natūralių skaičių aibei, tai X nepriklauso Q. Atsiminkim tuos skaičių pasaulius. Natūralų skaičiai. Juos gobė, Q, aš neatsimenu per daug tų raidžių. Sveikiai skaičiai, kaip vadinasi, Z ar Q, neatsimenu. Nu, tokį, laukit, gal aš rasiu internete, nes aš bijau nusišnekėti, aš neatsimenu tų raidžių.
Mokinu, jūs iš tikrųjų mokinu kaip dirbti, nes aš dabar visiškai toks pat mokinys. Aha, skaičių aibės, va įsivedu skaičių aibės, gal rasiu ką gero ir pasiimat. Jau matau. Aš turiu tą jūsų lentelę. Jo, tai aš galiu į grupę atsiųsti, ar kaip čia gali būti patogiau. Jo, aš radau. Va. Ai. Va, aš radau. Gerai, Justinai. Jo, jei matai, kad aš jau esu pasakęs, bet pamirštu raidės, tai va, Z sveiki skaičiai. Q yra racionalus jau. Puikiai, va, viskas duot. Jo, viskas duot. Aš iškart metu į grupę. Jau kai šituos išmanai, tai čia nėra kas veikti. 12 klasė. 11 klasė, ką reikia, čia reikia irgi, visiems reikia, taigi aš 8-okam šitą daviau, bet aš pats pamirštu, matot. Kas yra N natūralūs skaičiai, kas yra Z sveiki skaičiai, gobė natūralius skaičius, kas yra Q. Racionalūs skaičiai, tai visi skaičiai, tokie patys kaip tas natūralūs ir Z, sveikiai skaičiai, kurie gali būti ir minusiniai, bet prasideda trupmenos su kableliais, su viskuo, žodžiu. O kaip aš vadinau šitą ir raidę, matot, visiškai atskiras pasaulis. Yra nenormalūs skaičiai ir racionalūs skaičiai. Kokį nenormalų skaičiai jūs pažįstat, jūs gerai pažįstat pi, kodėl jis nenormalus, tu jo niekaip trupmeną neišreikši. Kas dar nenormalus skaičius? Šaknis iš 2, tu jo niekaip trupmeną neišreikši. Tai va čia rašo, kad tu negali išreikšti trupmeną to skaičiaus. O ką jūs pasakysit apie skaičių 0,33333? Trupmeną eina išreikšti 1/3. Tai va, viskas šitą sužiūrėjus, ten labai lengva atsakyti tą klausimą. Sveikų skaičių, jo. O realiai skaičiai tai absoliučiai jau dabar apjungia visą čia kaip kosmosas, apjungia ir čia gan normalius pažįstamus mums dalykus, ir čia pažįstami iš tikrųjų, bet nenormalus, ir viskas yra vienoj galaktikoje. Va, aš taip 8-okam atsimenu aiškinau, ir jie tikrai suprato ir darė 11-okiškus uždavinius. Ir reikia sužiūrėti, jo. Ai, pasižiūrėsiu. Ai, čia 2 atsakymai teisingai. Aha. Iš šiam žmonių 2-8 mėgsta kavą, kem 7 arbatą. Kiek žmonių mėgsta ir kavą, ir arbatą? Čia yra standartinis uždavinys, kuris nuolat būna. Nuolat būna, dabar pabandom padaryti, jeigu kas žino, kaip padaryti, iškart man sakykit, nes aš nuolat šitų neatsimenu. Dažniausiai tai per šitas va. Tak. Šiam žmonių 2-8 mėgsta kavą, kem 7 arbatą. Čia 2-8, čia kem 7, o šito va nežinau, ne? Ir žinau, kad yra total šiam žmonių. Tai va kažkaip tai pasidaro. Kas atsimena, kaip, man atrodo, reikia... Tai 15 žmonių, ne? Abu mėgsta. Šituo sudėti reikia, ne, ir atimti šiam, jo? Jo. Jo, tai bus 15, aš irgi taip manau. Gerai. Padėkit, kad man būtų greičiau, labai gerai. Puikiai, 15. Labai smagu. Gerai, šitie standartiniai uždaviniai. Nuolat tas pats būna. Tai šitas gerai, kad čia atsitiko, matot, kokį gražus uždaviniai, kokį geri uždaviniai. Ir va, tarkim, aš kažko nežinočiau, pasižiūriu atsakymą, pagal atsakymą žinosiu sprendimą. Aibių su sankirta jau viskas aišku. Kas, gal atspėta, eis lengvai. Čia nuo -10 iki 10, o čia reikia nesumaišyti, matot, kokį čia yra, kokį čia šitas va, šitie va. Taigi čia ne nuo iki, čia šita B aibė turi elementą šitą, turi elementą šitą, tai viskas man aišku. Tas, kas priklausys nuo -10 iki 10, tai ir bus jų sankirta. Pasižiūrim, -15 netinka, -10 netinka, nes, sako, nepriklauso, turi sutapti. -7 tinka, 0 tinka, 3 tinka, 7 tinka. Renkuosi atsakymą šitą. Taip, gaunu tašką, važiuojam toliau. Kiek poaibių gali turėti šitą aibį? Gerai, tikrai gali būti šitas klausimas, bandom įsispręsti, aš į ką pasižiūrėsiu atsakymą. Kiek poaibių, tai jūs kiek galit sudaryti va tokių poaibių, tai visų pirma, kokie poaibiai gali būti. Pirmas poaibis gali nieko nebūti. Kitas poaibis gali būti po vieną elementą -1, 0 ir 1. Matot jau kiek aminų. Paskui kiti poaibiai gali turėti po 2 elementus. -1 ir 0. Bet aš dabar tingiu tai daryti, aš noriu atrasti algoritmą, kaip man rasti kiekvieną kartą. Ir man atrodo, aš atsimenu. Jeigu čia 3, tai man lik 2/3, kas ar ne 8 bus. Pasižiūriu atsakymą.
Žiūriu atsakymą ir jeigu gerai atsimenu. Taip, 8 viskas aš jau atsimenu. Poibių surast. Čia bus laipsnis, kiek čia tų elementų ir visada 2 pakelti reikės. Jo. Arba galite va čia rašyti savo. 2 elementų ir paskui 3 iš 3, tai yra va šitas, kas čia parašyta. Galite jūs susirašyti, jūs daugiau 8 nerasit. Tai va. Tai va. Tai atsiprašau, jeigu būtų 4 elementai, tai tiesiog ir keliam 4-uoju, ar ne? Taip. Tiek elementų supratau. Ačiū. Taip. Aišku, jei kažko nežinot ir turit čia GPT klausimų, aš dabar nežinau, ar aš jums gerai pasakiau, aišku. Ir jeigu turit neišnaudoję klausimų, paklausim. Va. Kiek moka mokintis? Poibių turi aibė iš 4 elementų. Ir jeigu mūsų ten ta strategija teisinga, tai 2/4 16. Aha. Jei ne, atbulinį šausim ir žiūrėsim, kaip iš tikrųjų turi būti. O, žiūrėkit, 2/4 16. Viskas, aišku, viskas. Visam gyvenimu aišku. Mes ten tikrai 16 negaminsim, mes atsiminsim visą gyvenimą. Aš taip mokinu, aš seniau taip mokindavus, aš jūs mokinu, kaip mokintis. Kad ko nežinot, taigi informacijos pilna visur. O, viskas, visada taip pat. 2 keli tiek, kiek ten tų elementų, žinosim visą gyvenimą. Nu, dar vieną padarom iš šitų aibių, einam į kitą. Ir vėl šitas klausimas, kuriuo aš nemėgstu, sakiau, nemoku, bet iš tikrųjų moku. Tik aš jų bijau. Aha, jau ką žinau, iškart pasakykit, ką man daryti. Vėl su šitom. Iš 30 total yra žmonių. Aha, 20 mėgsta juodą šokoladą, 20. Čia, tarkim, juodas. Čia baltas mėgsta 17. Tai man šitą dar reikia susirasti. O mes pirmai, tai žinom tą strategiją, tą X susirasti. Nu, tarkim, ten X per vidurį, X lygu. 20 plus 17, tuos 2 sudedi ir atimi 30. Ir gaunu 7. Va, čia 7. Kas čia 7? Kas čia mėgsta abu? Ar vedu 7? Ai, nevedu 7, nes mes... O ką man vest? Kiek mėgsta tik juodą? Aha, mane vos neprigavo. Tik juodą, tada aš iš šitos aibės atimu tuos, va šituos atimu. Kodėl aš atimu? Todėl, kad jie ne tik juodą mėgsta, dar jie ir baltą mėgsta. Tai tada vesiu 13 tada. Tada vesiu 13, pasižiūriu. Bum, išmaščiau. O jeigu neišmastyčiau, aš gerai, kad atsakymus turiu. Aš be atsakymų niekaip nedirbu. Man be atsakymų, aš nežinomybė esu. Jūs taip pat būkit, tokie patys būkit. Viskas, šitą temą kažkaip nesusitvarkysit. Einam kitą temą, būsim neblogai pakartojam modulį ir šitą. Čia 11 klasė, rugsėjo mėnesis, kai jūs dar tik atėjote iš po 10 klasės ir pamatėte tokius kažkokius keistus dalykus. O dabar, kai jūs prisimenat, manau, kad jums bus visai kitos akys, kai jūs tik keliu nužygiavote. Aha, kuri lygybė yra teisinga, jau manęs niekas neprigaus, nes aš šiandien pamokos pradžioje jums tai pasakiau. Nu dar, jeigu jūs su skaičiuotuvu arba su kažkuo suprasit, kad šaknis iš 7, kaip aš mąstydavau seniau, šaknis iš 7 yra tarp 2 ir 3, nes 2 yra šaknis iš 4, 3 yra šaknis iš 9, tai šaknis iš 7 yra kažkur tai čia, ne? Tai reiškia 2, gal 6, koks man skirtumas, kiek čia yra, ne? Žiūrim, kas įvyko. Tai jeigu čia aš iš 3 atimčiau 2,6, bus pliusas, o čia apsuku. Neteisybė padarė. Jeigu čia vis tiek yra pliusas, ką čia padarė, palaukit. Palaukit, ten gerai gal, kaip tik. Čia kaip tik gerai. Jo, tiesiog numest. Jeigu pliusas, tiesiog numest. Čia viskas gerai. Čia blogai. Tai aš jau atradau, kas gerai. Viskas. Aš renkuosi pirmą atsakymą, ką aš jau svaigstu. Pirmą atsakymą renkuosi. Taip, gau 1 tašką. Jeigu pliusas, tai tiesiog numetat. Jeigu minusas, tai apsukat ženklą. Turi būti
numetus pliusas. Va, ir įsigau pliusas. Čia nesigaus pliusas, čia tikrai nesigaus pliusas, o čia iš vis tiesiog pakeitė vieną ženklą, nesąmonę padarė. Jo. Gerai, kas čia? Kaip čia ištrim? Kurie skaičiaus skaitmenys yra reikšminiai? Neįsivaizduoju net. Tikrai nežinau. Kas čia per tema? Net neįsivaizduoju. Ką žinau, tai šitie. Nes šitie nieko per daug nesako, šitie. Pasižiūrim pagal atsakymą, mažai kažką suprasim. Jo, 2, 3, 5, 6. Gerai, aš tokių uždanių nedarysiu, aš tikiuosi egzaminę tokių nebus. Aha, žiūrėkit, ką mes turim. Mes jau esam modulių maestro, mes jau mokam modulių skaičiuoti. Nu, jeigu suprantam apie pi, tai dabar lygu. Pi yra 3,14, ištraukta šaknis, nu tikrai bus kažkiek mažai. Iš kažkiek mažai atim 12, nu tai bus minusas. Čia bus šito modulių minusas, tiesiog apsuku. 12 minus šaknis iš pi, man čia viršui numetus modulį. Apačioj numetu apačioj pliusas, tai reiškia, man nieko nereikia daryti, tiesiog numetu 12 minus šaknis iš pi. Šitie du daiktai, kaip skliaustai, čia vienas. Išsibraukė. Sakymas vienas. Kodėlgi ne? Aha. Teisingai, sakymas vienas. Oi. Jo, matot. Puikus uždaviniai. Man labai patinka eduka uždaviniai. Jei dar net nemoki, tai įsiaiškinė, jeigu dar nemoki. Kuris skaičius turi nepatikimų skaitmenų. Aš tokių net nedarysiu. Man net neįdomu. Aš manau, kad tokio egzaminė nebus. Nepatikimi. Kas čia per nesąmonės? Kas nėra patikimas? Nu, čia šiuo atveju aš nesu patikimas, nes šitos temos tikrai nemoku ir net nenoriu išmokti. O šitą temą moku ir jums parodysiu. Kodėl aš moku, kodėl aš jums parodysiu? Todėl, kad aš matau, ką aš šiandien parodžiau. Šitas daiktas, kas yra? Modulis. Tas daiktas yra modulis. Ane, kodėl? Nes sakiau, kai lyginė, tada susidaro į modulį. Šaknis iš 3 minus 1. Čia reikia dabar neapsigauti. Tai kas, kad šitas daiktas ne modulis, nu, jau šiandien pasakiau, nelyginė tiesiog numetat, bet priekyje yra tas tricky minusas. Kokią klaidą mokiniai padaro? Rašo taip minus, nu tipo ir numeta. Minus 2 plus 2 šaknis iš 3. Nu viskas, jau sugadintas uždavinys, nes pakeisti reikia bus ženklus, tai aš rekomenduoju dėti į skliaustą. Aha, dabar patikrinam šitą, ar čia pliusinis šitas vidus pliusinis. Tai užtenka mums tik numesti. Šaknis iš 3 minus 1, o čia atsiskliauskim, minus 2, minus 2 šaknis iš 3. Sutraukim panašius narius, su skaičiukais bus minus 3, su šaknimis bus minus šaknis iš 3. Uždavinys padarytas, turiu tokį atsakymą čia. Ir jį gavau. Su moduliais man tai smagus uždaviniai, viskas su jais gerai. Aha, čia galima išmastyti. Ką čia turiu įrašyti iš atsakymų, negalima išmastyti. Nu, jeigu įrašyčiau 3, užtektų tiesiog numest modulius, 3 su 6, nu tikrai būtų 9. Bet šaknis į 7 ir 2 šaknis į 7 būtų 3 šaknis į 7. 3 tikrai netinka. Nors pirma akis užkliuvo už tretų, nu atrodo 3 plus 6, 9, bet egzamine, jeigu jau pirma mintis ir atrodo viskas per lengva, tai dar biškutį pažiūrėkit, ar nėra kabliukų. Šitą su šito sudėjus nebus tiek. Tai aš kaip tik renkuosi minus 3 gal, ir tada čia apsukęs, čia turėsiu numetęs apsukt, šaknis į 7 minus 3, jo, ir Jo. Ai, parodau atsakymus. Jo, ir yra minus 3, bet jūs galite tiesiog įstatinėti kiekvieną ir pasitikrinti. Čia reikės apsukti ir čia taip gausis, kad šaknis, jo, čia bus minusas va prie šito daikto, nes reikės apsukti. Nežinau, ar supratot, koks skirtumas, netame esmė, dar mes sutiksim tokių uždavinių. Aha, vėlgi, man tai čia lengvi uždaviniai, aš visus jau taip esu pamokinęs. Jeigu A yra daugiau šitą daiktą, tai jūs pasimkit, kad ir A kokį nors 100 mintysi. Pasimkit 100, čia įstatykit ir pažiūrėkit, ar modulį reikia
ar jis pliusinis ar minusinis. Tai pasižiūrim, minus 300 plus 13, nu tikrai gausiu minusą. Jeigu jau minusą gaunu, kai jį numetu tą modulį, tiesiog apkeičiu ženklus, čia prieky minusas man negražiai atrodo, bet dabar man apkeičiu ženklus bus lengva, rašau 3a minus 13 numetęs. Nu tai va dabar jau jis bus pliusas numetus, jau viskas, modulis atliko savo darbą ir minus 2a, uždavinys ką tik įsprendė, bus a minus 13. Nu. Aš tikiuosi suprantat, ką aš čia darau. Nu, suprantat mano. Gavau tašką. Čia egzaminė gali tokia būti. Nu, laisvai. Etuką kūrė tie, kas kūrė egzaminus. Kodėl žinau, nes seminare buvau. Apie tuos kūrimus. Slengsinius kūrė, visokius dabar kūrė, kad tik mokiniai išlaikytų. Visas jūsų fokusas yra į tuos lengvesnius uždavinius. Jeigu jums ten išeina 5-6, nu tai bazę turėkit. Jau aš ten, kur patarimus daviau, aš tokį ir daviau patarimą. Kaip čia matyti kitą uždavinį. Santykinės paklaidas aš neskaičiuosiu. Yra gal kūgio šonių paviršiaus plotas. Aha, jau čia paklaidos kažkokios. Iškelkite daugiau. O, kažkada mačiau šitą uždavinį. Bandysiu aš jį padaryti. Ištrauk šaknį iš šito daikto. Tai kaip čia dabar man ištraukti šaknį? Aš įsiskaldysiu vidų taip. Įsiskaldysiu ten, kas vidui taip, kad iš visko trauktųsi kvadratiniai šaknis, nes čia yra kvadratiniai šaknis. Taip ir padarysiu. Kem 8 aš geriau rašysiu 3 kart 16. Iš 16 trauksi šaknis. X5 aš geriau rašysiu x kvadratu kart x kvadratu kart x. Manau, supranta idėja. Iš ko čia trauksi šaknis? Iš šito, iš šito, iš šito. Y3 aš geriau rašysiu Y3, ne. Y2 kart Y ir dar iš šito trauksi šaknis. Manau, tikrai supratot idėją. Kokia idėja? Įsiskaldžiau biškutį, kad man būtų smagu. Traukiu šaknį iš šito, gaunu 4. Traukiu šaknį iš šito ir iš šito kartu, tai gausiu x ir x, tai iškart rašysiu x kvadratas. Trauksiu šaknį iš šito, gausiu y. Nu ir iš visko, ko nesitraukia šaknis, paliksim viduje. Šaknis iš 3, tu jau iš jos niekaip neištrauksi, tai reiškia šaknis iš 3. Ieškau, ką toliau, dar x1 liko ir y1 vargšas liko. Ir ar mes turim tokį atsakymą? Turim. Tikrai galimas uždavinys, tokį gali įdėti, darys taip, kad skaičiuotų jūs negalėtumėt paskaičiuoti, čia reikia turėti gerą idėją. Tai va mano idėja. Kaip dar galima padaryti? Gal tą šaknį, jūs atsimenat, kad 1/2 laipsnis tai reiškia šaknis, nepamirškit, 1/3 reiškia kubinį šaknis ir taip toliau, nepamirškit. Pažiūrim, ar mano geras atsakymas? Taip, geras, nuvestas ten, kur reikia, aš vėl gaunu tašką. Aš taškų mašina per egzaminus galiu būti. Galėtų mane leisti, būtų man įdomu, kiek surinkčiau. Šitas daiktas vėlgi, jūs pasirenkat koks x tarp 0 ir 3, pasirenkat, nu tai tarkim 1, tarp 5 ir 8, nu tarkim 7, ne? Ir pažiūrėt, ar reikia apsukti, ar nereikia apsukti šito daiktų. 2 kart 1, į minusą išeisiu, tikrai reikia apsukti. 3y minus 2x. Nu, ta prasme, pakeiš ženklus, bet aš pakeičiu ženklus ir apsuku, man gražiau atrodo. Arba jūs galite rašyti minus 2x plus 3y. Gal taip kiti geriau supras. Matot, kad čia minusas išeina, pakeiskit ženklus. Minus 2x plus 3y. Nes jums turi pliusas išeina. Ir minus 2 kart, ir dabar pažiūrim, x minus y, 1 minus 7, ir čia reikia apkeisti. Y minus x. Viskas, mano modulių nėra, problemų nėra, šitą skaičiuoti visi moka, minus 2x plus 3y, minus 2y plus 2x, x įsiprastina. Tai gaunasi tiesiog y. Ar aš turiu tokį atsakymą? Turiu. Ar jis geras? Ir aš pirmą kartą sprendžiuosi, atsiminkit, aš galiu kažkur pastrikti. Gavau tašką. Aš pirmą kartą sprendžiu. Matot, aš perėjau į tą 6-0 zoną, kaip sako Valinskas. Čia jau sunkus uždaviniai. Ką padaro žmonės? Nu, įsigasta, ne? Nu, tai jau vis tiek reiktų rinktis kažką.
Ar aš įsigandau? Aha, aišku, įsigandau. Bet dabar aš bandau kažką. Bandom kažką gimdyti. X yra, tarkim, 10. X, tarkim, 10 ir žinosiu, ar šitą man reikia apkeisti, ar nereikia. Įstatau 10, tai K minus 12 bus pliusas. Tai nereikia viršų apkeisti, nuostabu. Viršų nereikia apkeisti, tai aš tiesiog viršų nurašysiu 4x minus 12. Ką dar padaryti? Čia viskas dalinasi iš 6, tik nepradėkit dalinti 6. 6 reikia kelt prie skliaustus. X kvadratu minus 5x plus 6 ir kas su manim jau nuo pat pradžių, šitą mes atsimenat kaip skaidymą, atspėk metodu. Aha, kart, čia viršui 3x minus 6, apačioj 7, kodėl, nes 1/7 minus 1 yra 7. Uždavinys man jau iškart patinka, iškart gražus man uždavinys, nes man suprastinimais uždaviniai yra patys geriausi, man smagu išbraukyti, ko nereikia. Šitos dalykus, ką čia dabar, va čia, kas nemoka tokių prastinti, einat ir pupo pasižiūrį, ten mes priprastinom daug uždavinių. Ta pupo mano video, ten priprastinta, ten parodyta kaip, kelti prie skliaustus, 2 skliaustai, atspėk metodas, viskas ten jame yra. Čia 4 prie skliaustus, 4, x minus 3. Aha, įsiskaidom viską dauginamaisiais. Kas čia užėjau dabar? Goda. Va. Gerai. 4x minus 3. Tai aš tą atspėk metodą naudosiu paskutinį. Čia dar, aš ką moku geriausiai, tą darau. Čia 3 prie skliaustus, 3, x minus 2. Šitą 7 irgi moku perrašyti, o čia dabar 6 dar irgi moku perrašyti, o šitą daiktą skaidysim atspėk metodu. Arba Vieto teorema, bet aš ją vadinu atspėk metodas. Pagaminti x kvadratą, tai aš moku x kart x. Pagaminti 6 aš moku, bet dar ir tai turės savo niuansų. Arba 2 kart 3, arba 1 kart 6, matau, kad 2 kart 3 labiau tinka. Žinot kodėl, nes čia viršui tokie yra skaičiai, dažniausiai užduočių kūrėja taip ir padarys. Ir čia abiem uždėjęs minusą, aš pasieksiu savo tikslą. Jų daugyba turi būti šitas, jų sudėtis turi būti šitas, viskas suveikia. Ir smagiausia dalis. Prastinasi vienodi skliaustai. Išprastinau. Ir kas dar prastinasi? 4 virsta 2, šitas virsta 3, bet 3 ir 3 irgi išsiprastina. Atsakymas yra tiesiog 2/7. Aha, gražus uždavinys. Dėčiau tokį egzaminų viduriuką kur nors. Ar prigaučiau ką nors? Nuspėjau 5% neišspręstų, nes išsigastų formuluotės. Nepradėtų daryti, nes čia sakytų, yra trupmenų, yra modulių, yra dar kažkoks čia daugiau. Sakytų, ką čia daryti, čia nesąmonė. Matot, kaip lengvai įsisprendė, realiai, kai atsikračiau modulį, tapo 9 klasės uždavinys, sakyčiau. Tai va, judam toliau. Judam toliau, man edukos užduotys labai patinka. Labai patinka, nes kaip matot, jos yra egzamininiais realiai. Nustatykite, koks šio skaičiaus artinys su pertiklinimu, aš tokių net nepradėsiu daryti. Šitas daiktas, aha. Šitą daiktą, ar man įmanoma padaryti paskutinį uždavinį? Aišku, kad įmanoma, bet aš galiu būti pastrigęs kur nors. Ar bandom? Bandom, kodėlgi ne, bet aš negarantuoju, kad padarysiu. Man svarbiausia šitą pasiversti, iš kokio kvadrato gimės, tada bus čia modulis, ne? Iš kokio kvadrato šitas gimės, tada bus modulis. Kaip atspėti, jūs turėjau mokinti kažkada, aš bandau atspėti. Lygu 2,8 minus 16 šaknų iš 3, ką pakėlus kvadratu aš taip gaunu. Faktas, kad čia bus minusas, faktas, kad šaknis iš 3 kažkur irgi bus. Ir ar man čia užtenka parašyti kokį nors, čia 16, žiūrėkit, tai gal čia 8 rašyti, bet nesueis, nesueis, nes 6,4 čia per daug. Atbulinis. Dar bandau. Tai gal 2 šaknys iš 3. 2 šaknys iš 3 bandau rašyti, tai čia mažiau man reikės parašyti. Atsimenat, kaip viduriukas gaunas. Čia bus viduriukas, čia tikrai yra 2AB. Iš viso, ką aš čia darau? Aš va šitą naudoju. A kvadratu minus 2AB
plus b kvadratu. Aš va ką darau. A minus b kvadratu. Aš bandau atspėti, kas čia skliaustusi bus. Tai dabar viduriukas kaip gimsta. Šitas, kad dabar aš jau čia rašau, dabar jau tik tai 4. Gal čia suveiks man dabar. Pasižiūrim. 4 kvadratu. Jo, viduriukas geras. 4 kart 2 kart 2. Viskas gerai. Dabar pažiūrim, ar 2,8 gimsta. 4 kvadratu yra 16. Viskas gerai. O šitas daiktas kvadratu 2 šaknys iš 3 kvadratu yra 4 kart 3 12. 12 plus 16. Op, puikiai, aš jau vieną atspėjau. Vieną atspėjau, čia yra rugsėjo tema, tie sunkiausi uždaviniai. Tai reiškia, kas čia yra? Čia visgi yra šitas daiktas, gimė iš tokio kvadratu. 4 minus 2 šaknys iš 3 kvadratu. Pamoka mūsų sunkėja po truputį. O mes žinom, kad čia modulis. Nu tai čia tai aš nieko nesuprantu, ne? Čia aš nieko negaliu daryti, kol čia nepasidarau taip. Minus, einam spėlioti dabar iš ko gimė šitas daiktas. Kur aš ir paspėliosiu. Dabar jau tikrai bus kažkas su pliusu pakelta kvadratu ir gimė 7 plus 4 šaknys iš 3. Į vieną pusę rašau šaknis iš 3, gal į kitą pusę man užteks parašyti čia 4, tai čia 2. Viskas, aš jau atspėjau. Nu, čia tikrai šitas daiktas. Pakelkit kvadratais, čia bus 2, tai 4, čia bus 3, čia šitas gimė, o viduriukas gimė. Nemanau, kad čia visi supras, bet jeigu jūs suprato, tai jau didelis bonusas. Minus. Viskas man ką tik įsisprendė paskutinis 15 aukščiausio lygio uždavinys skaitos. 2 plus šaknis iš 3 kvadratu, visi šitie daiktai gimsta į modulį. Minus. Aš viską darau po biškutį. 2 plus šaknis iš 3 kvadratas su šitaip sudaro modulį. Tada čia reikia pažiūrėti, ar čia pliusas ar minusas viduryje. Kas gali pažiūrėti, ar čia va, atimkit skaičiuotuvu ir pažiūrėkit, ar pliusas ar minusas gaunasi. Ar man reikia apkeisti, ar nereikia? Pliusas gaunasi. Pliusas, ne? Tai nereikia apkeisti. 4 minus 2 šaknys iš 3. Čia tikrai pliusas vidury gaunasi, apkeisti nereikia, bet tas trikiai minusas vėl. Čia mane bandau prigaudinėti, čia kaip skliaustelį, bet tiesiog sukeisiu ženklus minus 2, minus šaknys iš 3. Tik šitas su šituo bus 2. Šitas su šituo minus 3 šaknys iš 3. Turiu tokį atsakymą. Geras ženklas. Jeigu jūs sprendžiat ir nematot testiniam, kad yra toks atsakymas, nu tai šaukit arčiausiai ką nors. Teisingai. Realiai visus 15 sprendžiau tik be tų artinių, kažkokių tolinių artinių, nepatikimų dalykų, pats nesuprantu, kas tenai per daiktai. Patys jūs jie mokinotės, gal žinot, o jei nežinot, man atrodo, kad egzamina tikrai nebus, kam mums gaišt laiką. Puikiai susitvarkim su eduka, puikiai susitvarkim su aibėm, praėjau valandą, laikas greitai tirpsta, bet pakartojom 2 labai svarbės temas. Kur aš ką dabar įmečiau. Aš sakiau praseisim, o gal jūs patys praseisit, gal iš karto į egzaminą 11 klasės, kur aš įmečiau. Sakiau šituos darysiu, o gal čia va, tik pasižiūrim, ne? Nu tai jau mokam. Tik pasižiūrim, mano planas buvo toks, paaiškinti jums aibės, bet užtrukau, paaiškinti valandą užtrukau. Kosmosas tiesiog. Lengva. Ui, ko čia neina man į šoną. Jeigu koks sakysit kokį man įveikti, tai įveiksiu. Nu, viskas, jau čia mums lengva. Lengva, nes tiesiog nusimeti arba keiti, apsuki pusę arba ne. Viskas, einam į egzaminą visgi. Einam į egzaminą, čia mums per lengva. Gal per lengva. Gal ką pamatysiu gero, palaukit. Jo. Gaila, kad čia apverčia. Taip, nežinau, ką daryti. Nu, šitas geras uždavinys. 14 pas Vaitkų, čia iš Vaitkaus. Bet tas pats, idėja ta pati, arba apsuki, arba ne.
arba apsukė arba ne, čia mūsų atspėk metodas. Ne, čia tas pats viskas. Už 2 taškus, nes čia tipo sunkiau, bet matot, kad čia prastinimas su moduliais susirišęs. Jo, einu visgi tą egzaminą daryti ir viskas. Nu. 10 testas iš raudonos knygelės tikrai niekas nebus padarę. Ką dabar rekomenduoju 12-okam po 12 klasės egzamino? Nu šitą nusipirkite ir pildykite tuos testus. Nu čia tokie padorūs uždaviniai. Tikrai padorūs, ne per sunkus. Mockaus sunkus, aišku. Ten įklimsti kažkur. Čia nelabai įklimsti. Kai šitą sprendėt, eikit į Mockų, jei čia neturit ką veikti. Va šitai. Mes fokusuojamės į tokią labiau vidutiniškai bazį ir nu, pasimti bent 5% taškų, aš taip sakyčiau. Kitus 5% jūs pasimsit spręsdami. Iš tikrųjų, tai čia jau pasiruošėt, galite ir visus vos nepasimti. Iš tikrųjų. Mockus tai jau stipriai, ten stipru. Kas čia per knygelį, jeigu dar kas nors nebuvo? Vaitkus, VBA užteks. Va, Šarūno Vaitkaus knygos. Va šitą knygelį. Jūs ją rasit daug kur, pildykit. Dabar kas turi knygelę, einam su manim pildyti į 10 testą, galim eiti kartu, atsiverskit knygelę ir pildykit tiesiog. Padėsit man pildyti. Pirmas 10 testų, pirmi 2 uždaviniai. Einam pildyti. Aišku, aš galėčiau, šiaip tai aš galėčiau, va čia toks yra whiteboard, galėtume žaisti savo, jūs pažymit ir aš pasakau, ar teisingai. Ai, bet dabar nežaisit, negaišim laiko. Yra whiteboard, ten jūs visi prisijungtumėt, paspaudžiat kažkurį, nu, tipo, ir aš pasakau, ar teisingai, bet jūs galite ir čia, nu, tipo, maždaug pažiūrėti. Dažniausiai pirmi pas uždaviniai visur ir egzamine, ir pas Vaitkų, ir pas Mockų gal ne. Nu, visada yra tie baziniai slengsniai uždaviniai, taip ir turi būti. TRAM 5% egzaminų ir slengsniai uždaviniai, su TRAM 5% jūs išlaikote egzaminą, mes į juos fokusuojamės, neinam į kažkur tai kosmosus. Šitas uždavinys yra, nu, visiškai bazinis. Ar gali prigauti kažkurį mokinį 12-oką? Aišku, kad gali prigauti. Faktas, kad gali prigauti. Užtenka tiesiog, va, maždaug pasižiūrėti, čia minus 6,23. Čia šaknis iš 2 įsitraukia tą šaknį, 1,4 gal ar 1,7, neatsimenu. Nu ir sužiūri jau egzamine, tai jau taip žiūri viską atsargiai, kad baisu net. Leliukiškai, kad ir darai, nesvarbu. Minus 6 man čia telpa, minus 5 sveiki skaičiai, ką reiškia sveikia, ne? Minus 4 telpa, minus 3, minus 2, minus 1, 0 irgi sveikas, 1. Paskaičiuoju, kiek čia parašiau skaičių ir pasižiūriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas turi Vaitkų, pasižiūrėkit, ar 10 užduotis aš gerai darau, tai man reiks vartyti paskui. Kas turi Vaitkų? Raudona knygelė, tą 10 testą. Teisybė? Aha. Gerai, dėkui. Viskas, sužiūrėkit dabar. Tai mes negaišim laiko. O, man patinka testus, aš galiu tiesiai juos pildyti, už tai jums sakau, nusipirkit jūs tą, tiesiai pildysit. Aha. Šitas uždavinys toks keistas, aš tai viską darau va taip. Tipo. Aš tokius darau taip. Čia viskas yra 1/5, jūs, aš šiandien sakiau, ne? Jeigu 1/2 laipsnis, tai yra šaknis. Jeigu 1/5 laipsnis, tai 5 laipsnio šaknis ir taip toliau. Čia 5 kart 5 1/5. Viskas aš ką tik vos neįsprendžiau uždavinį. 7 klasės taisyklės čia susideda. Čia bus. Gerai, aš čia darau. Jo, čia susideda, manau. Jo, nu pažiūrėsim, ar gerai darau, aišku. Čia bus 6/5. Bet dar yra čia 1/5. Šitie susidaugina pagal 7 klasės taisyklę. Tai bus 5, 6, 2/5. Žymiu šitą. Tikrai gali būti toks uždavinys. Ar teisybė? Taip. Važiuojam toliau, reiškiasi. 10 testą jau būsit šiandien nusipildę. Aišku, jeigu matysiu, kad aš neįspręsiu, tai tiesiog praleisiu. Negaišim laiko. Mes jau šiandien daug uždavinių irgi padarėm. Gera pamoka, bet apie plotus nemanau, kad aš suspėsiu. Kur aš norėjau. Man reikia naujo lapo. Trečias, 4, 5. Gerai, šitą Epic Pen aš išjungsiu dabar vėl, nes jis man amžinai maišus.
Ui, kad jūsų neišjungčiau. Nu, aš dar truputį lama esu ant kompų skaitosi, nes ten gražiai reikia video daryti, gražiai čia jums pamokas reiktų daryti, susidėti į skaidres, bet ne to mes čia susirinkom. Mes susirinkom kartu mokytis, ne? Kartu mokytis. Dar 3 uždaviniai, bet labai jau mažyčiai. Labai mažyčiai, tai aš gal atskirai. Ypač funkcijas, man reikia sužiūrėti normaliai. Sužiūrėti normaliai, duotas kažkoks taškas, šitas arba šitas, tai gal šitas pasimsiu, šitas taškas, koks man čia taškas duotas. -2 ir 9, jei vis tiek nesuprantu, kas čia užsirašyta, rašau x lygu -2, y lygu 9, kaip nori, taip ir darot, arba viršui pasirašau xy, netiduokim čia taško, netiduokim tokiuose uždaviniuose taško. Nu ir viskas, statau vietoj x -2, -2, tol, kol gausiu 9. Viskas, aš šitą uždavinį taip padarysiu. Aš, man atrodo, A dalis ir yra atsakymas. 1/3 -2, tai ir yra 9. Op. Kas čia man sako? Ar čia teisybė? Gerai pažymėjau. Taip. Gerai, važiuojam toliau. Matot, tie Vaitkaus uždaviniai nėra kažkokie baisus, bet man ta baziniai uždaviniai labai patinka. Iš bazės ir gimsta, kad jūs sunkesnius turit kaip juos pakelt, panešti. Aha, apskaičiuokite ribą, jūs galite iš tikrųjų patys pažiūrėti biškį uždavinį ir kažkokį tai padaryti išvadą, kaip jūs darytumėt, kurį atsakymą pasirinktumėt, aš dabar atsigersiu, jūs pažiūrėkit. Gerai. X artėja į begalybę. Tai jeigu aš į vietoj X įstatysiu, kad ir milijardą, tai gausiu 3 padalinta iš belė kiek daug. Iš kiek? Iš belė kiek. Man parašyti. Iš žiauriai daug. Jeigu 3 dalinsiu žiauriai daug, ką aš gausiu, jūs galite eksperimentuoti. 3 dalinkit iš kokio nors 100 kad ir. Iš belė kiek dalinti, jūs labai artėsit į 0. Atsakymas greičiausiai bus 0. Nes bus 0,000000000. Ta riba ir tai reiškia, tu artėjai prie ko? Artėjam prie 0. Prie kokio atsakymo artėjam? Čia su ribom labai lengvas uždavinys, iš tikrųjų. Labai lengvas. Daug sunkiau, dabar aš pabandysiu sugalvoti. Daug sunkiau va toks. Iš karto su ribom. Nes aš manau, kad gali būti. Tarkim, x artėja į 2 ir jūsų šitas daiktas bus va taip. 2x kvadratu minus tram 2. Kažką turi gero sugalvoti, palaukit. Palaukit, čia pakeisiu gal, palaukit. Čia rašysiu x minus 4. Aha, artėja visgi 4. Dabar bus gerai. Jeigu jūs dabar įsistatytumėt vietoj x, jei dabar įsistatau vietoj x4, pažiūrėkit, jums gaunasi dalyba iš 0, dalintis 0 negalima. Neaišku, kokia riba. Todėl mums praverčia va tas, ką sakiau, tam pupo pamokoje, tai ką mes šiandien darim, ta reiškinių tvarkymo tema. Šitą va reiškinį aš susitvarkysiu. 2x kvadratu minus tram 2 iš x minus 4 bandom tvarkyti su mums pažįstamom formulėm. Viršui, ką aš galiu padaryti, jokių formulių negaliu, bet galiu panaudoti 5 klasės taisyklę 2 kelt prie skliaustus 2 x kvadratu minus 16. Apačioj x minus 4. Ką dabar viršui galiu padaryti? Pastebiu, kad šitas daiktas, tikrai pažįstama formulė a kvadratu minus b kvadratu. 2 x plus 4 x minus 4.
Čia mūsų turi būti stiprioji pusė reiškinių tvarkymas. Ir jis pasitarnauja čia ribose irgi, nes kartais tenka dalinti iš 0. Išsiprastinam, mūsų visgi 2x plus 4. Čia įsirašom, kad visgi tai yra riba, kai x artėja į 4, o jau, tai galiu atsiskliausti. 2x plus 8. Dabar įsistatom vietoj x, o tai bus 2 kart 4 plus 8, atsakymas visgi yra 16. Atsakymas 16, labai gerą uždavinį sugalvoju. Jo, šitas labai lengvas. Easy. O jau šitas, medium, sakyčiau. Kas moka tvarkyti reiškinius, tai čia patampa iš karto lengvas. Kas nemoka tvarkyti reiškinių, tai ką jūs čia dabar padarysit? Kaip čia žinot, koks čia atsakymas? Gaunasi visiška nesąmonė. Viršui pagalvojam, gausim 4,6, tram 2 minus. Jo, čia gausit 0 dalinti iš 0, tai jūs niekaip neatspėsit, kad čia 16. Niekaip. Aha. 5 uždavinys. Ką mes turim? Mes turim šiandien išmoktą temą, ne? Mes turim šiandien išmoktą temą, nuostabu. 3 rašau. Ką aš pažįstu apie šitą daiktą, ką pažįstu. Žinau, kad jis modulio nepadaro, todėl palieku skliaustelį tiesiog x minus 2. Plius 4 lyginis padaro modulį. Aha. Lygu. Atsiskliaudžiu. 3x minus 6. Šitas daiktas, man reikia pažiūrėti, ar čia pliusas ar minusas. 3 laipsnio šaknis iš 9, tikrai bus mažai kažkiek. Kažkiek mažai bus, manau. Manau, čia minusas, aš taip manau. Tai rašysiu plius ir apsuksiu vietom, bet skliaustelį galiu dėti, galiu nedėti. Plius 3 minus x. Aha, dar vietoj x, man čia reikia įstatyti. Oi, įkyru. Reikia įstatyti šitos daiktus. Bet dar pirmą sustvarkau. Bus 2x minus 3, jau gal kažką panašaus matau. Ir dabar vietoj x įsidėti, tai nebus sunku. 2 3 laipsnių šaknis iš 9 minus 3. Jo, įsidedu dabar. Šitą rinkusi atsakymą, nežinau, ar teisingas aš. Bet neteisingai, ne? Kur aš suklydau? Matau savo knygoje, kad neteisingas 5. 4 ten turi būti. Šitas taip būtų. Ne, kuris čia turi būti? Šitas. Nematau klaidos. Matot klaidą? Matau jau klaidą. Nematau klaidos. Palaukit. O kodėl aš čia taip sakiau iš vis? O tai gal man reikėjo tiesiog viską daryti straightforward. 3x minus 6, o čia tiesiog numest. Plus x minus 3. Jo. Tai bus 4x minus 9. Nereikia čia nieko apkeisti. Tai nesakė apie, nedavė intervalų. Tai tada jau tikrai gausis šitas visgi atsakymas pažymėtas. Aha, čia šitą pažymėtą, matau 10 testų, jo šitas. Žodžiu. Judam toliau. Ką turim? Turim visokius šlykščius dalykus. Kuo toliau, tu prasideda šlykščiau. Aš įsimesiu jau visgi po vieną uždavinį. Turim sinusoidę, mačiau. Aš jums duodu tik idėjas, kaip padaryti. Jeigu matysiu, kad man ilgai reikės daryti, aš net nedarysiu. Aha, f, dabar pažinokime mane šitos užrašus. F nuo x yra sinus x. Jis man duotas. Koks intervalas? Nuo minus 4pi iki pi. Aha, bet man duota ne tiek daug. Nuo 0 pi, tai čia bus 2pi, tai galėjo man duoti daugiau. Reiktų nubraižyti daugiau, kur tas 4pi. Jo, aš duodu jums idėją, kaip padaryti. Aha, ir dar čia duoti dalykai. Dabar aš parodau su kita spalva. Visų pirma, jau esu sakęs, kas su manim čia juda, tai supranta, kad jeigu kažkokia funkcija yra įdėta į modulį, viskas, kas apačioj užsilenkia simetriškai į viršų.
Tai čia bus kalnas, čia bus kalnas, čia bus kalnas ir taip toliau, čia bus kalnas. Aha, pasigaminam tokį setupą, pasidarom ir čia bus va kalnas, va čia. Aha. Ir dabar dar vienas dalykas. Ką reiškia atsakymas 0,3? Tai reiškia susirandat y 0,3 ir braižau tiesiai, aš jau sakiau, kad trigonometrija aš taip sprendžiu lygtis. Va, aš būtent taip pasprendžiu realiai. Ir nelygybės. Kiek vietų kerta iki 4π ir bus atsakymas? Aš chaotiškai čia darau, ne? Chaotiškai, bet vis tiek turiu idėją. Vieną pusę paskaičiuosiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čia manau, kad bus 4π. Iki čia sakė. Aha, 8 vietas kerta vienoje pusėje, reiškia 8 ir kirs ir kitoje. Tai reiškia, aš renkuosi atsakymą 16. Nes šitam intervale prašė. Jei neprašytų intervalų, tai čia būtų begalybė susikirtimo taškų. Tai va. Ar čia atsakymas teisingas, 6, 8, teisingas, viskas gerai. Kaip matot, Vaitkaus uždaviniai tokį ant supratimo labiau ne ant kažkokio sprendimo. Čia jei nesupranti, kaip vyksta lygtis, kaip modulis užriečia minusinius reikšmes, tai viskas nebeįspręsi. Septintas uždavinys su ratu, mes 10 klasėje jau dabar šitą eina. Tai manau, neturėtų būti problemų, nebent užsilagint smegenys. O taip gali visko būti. Aha. Aš jums netgi siuntęs tokią skaidrę. Tokią skaidrį su ratu ir ten spalvotai turėjo būti nupiešta. Spalvotai y, x ir aš jau sakiau, ten spalvotai parašyta. Sinus prasukto kampo yra x, kosinus prasukto kampo yra y. Tai realiai, kai jūs gaunat, kai seniau suprasdavot, kad čia x, čia y, tai dabar jau, arba aš į vidų parašysiu, x, y, tai čia dabar bus visgi kosinusas, o čia sinusas. Aha. Ant to pastatyta. Aha, ko manęs prašo? Tai reiškiasi, jeigu į x nuvedęs, nežinau, ar jūs čia suprasit, manau, kad suprasit, nuvedęs tai ir bus atsakymas, tai ir bus atsakymai, tai pasižiūrim, kuris iš šių teiginių yra teisingas. Ką aš galiu pasakyti pats dabar, tas, kas čia parašyta, tai kosinusas, tai aš taip ir gal sakysiu. Ko manęs iš jūs prašo? Kuris iš šių teiginių yra teisingas? To kampo arksinusas, tai jūs suprantat, kad ten tas shift -1. Jo, tai dabar, gerai, bandysiu atsirinkti, kuris tai arksinusas alfa, tikrinu šitą, arksinusas alfa yra lygu x-ui. Ne, mes, laukit, ką aš čia dabar sumaišiau, sinusas alfa yra y. Va, šitai. O čia jau parašiau teisingai. Jau po truputį, kai virš valandą persiverčia pamoka, aš pradedu nesąmonės daryti, bet mane sužiūrėkit. Šitas ratas amžinai toks pats nekenčiamiausias mokinių dalykas. Va šitą kažkaip tai atsiminkit, manau, kad bus toks klausimas, nes pas mus 10-okose buvo, tipo, čia duota kažkokios koordinatės, tarkim, m koordinatės, -1/2, x koordinatė, o y šaknis iš 3 iš 2. Ir viskas, ir čia jau viskas aišku, čia kosinusas, čia sinusas. Tai čia tas pats bus, susižiūriu dabar. Arksinusas yra y, tai gal šitas bus teisingas, va. Arksinusas yra y. Jo, šitą ištirimu, čia neteisingas, čia bus teisingas. Negarantuoju, kad jūs suprasit. Arksinusas, laukit. Arksinusas vėl aš maišausi. Arksinusas tos reikšmės, va dabar reikia suprasti. Sinusas 30 laipsnių lygu 1/2. Tai aš tą reikšmę, kai arksinusas 1/2 lygu 30 laipsnių. Atvirkštiniai čia funkcija. Šitą, va, jau man smegenys maišus. Arksinusas ne kampą vedu, o tą reikšmę vedu, tą gautą atsakymą. Nesvarbu šitas uždavinys.
Jau važiuojusi. Gerai, šitas, dabar kas čia? Ką vyksta ilgai. Mano smegenys dega. O tai kaip čia dabar uždavinys be nieko atrodo? Ai, va, kur atsakymų variantai. Štai kur atsakymų variantai. Aha. Rinksimės atsakymų variantą, dabar jums bus idėja ir kaip visada grafikų postumiai čia yra labai labai svarbus daiktas. Kas čia įvyko, šita buvo kažkur tai pastumta, ne? Mes galim pasirinkti A ir B reikšmes. Mes galim patys pasirinkti. Nu, tarkim, ta oficiali, ta šita oficiali tai būtų kubinė parabolė, ne? Kubinė parabolė. Bet dabar aš matau, kad jinai pastumta kažkiek į kairę, nu, tarkim, per 2 ir tarkim per 1 žemyn. Tai aš visgi rašysiu va tokiu. Y lygu x, dabar į kairę stumia su pliusu, kiek atsimenu, tai tarkim +2 trečiuoju ir žemyn pastumia, tarkim, per 1, -1. Koks bus eskizas šito daikto? Aha, tai reiškia, va čia va buvo parašyta A, čia B. Ir aš sukeisiu vietom ir dabar tikrai atsipažinsiu. Grinai supratimo uždavinys, nei sprendimo, nei ką supratimo. Y lygu tiesiog sukeiskit vietom. X ir dabar matot, aš čia turiu rašyti B. Čia turiu rašyti B, tai rašau -1. Trečiuoju +2. Galiu pats nusibraižyti, galiu sužiūrėti. Pasižiūrim, šitas stumia per 1 į dešinę, šitas stumia per 2 į viršų, tai transformacijos, aš sakiau, su jais uždirbat kokius 4 taškus, aš mačiau 11 klasės egzamine. Tai dabar pažiūrim, kur pastumta į dešinę ir kur per 2 ta oficiali, čia yra oficiali, buvo oficiali, pastumta į dešinę ir per 1 į viršų. Ne, taip. Aš šitą žymėčiau. Aš žymėčiau šitą. Tikiu, kad jūs pavargot, aš pats pavargęs, bet važiuojam dar biškį toliau. Važiuojam toliau, gal pamatysim kažką gero. Nu, čia yra, man atrodo, 15 uždavinių, tai mes jau greitai, dar čia gyvų yra. Ir dar gyvų, viskas gerai. Aha, kaip šitą spręsčiau, klausia tik kiek sprendinių turi lygtis, ne kokie jie. Kiek sprendinių, bet aš galėčiau rasti ir kokie jie. Iš pirmos įsireiškiu y yra lygu metu į kitą pusę, bus 2x - 5. Ir šitą 2x - 5 vietoj y čia ir įstatau. Tai kas čia gausis su tuo moduliu? 2x ir x sudarys 3x ir 2x. Ai, ne. Aš jau x minus šitas daiktas, tai -2x + 5 gausis po moduliu, lygu 3. Aha, aš net nespręsiu, nes man nesvarbu, kas čia gausis moduliu viduryje. -x + 5 lygu 3. Nu ką jūs turit suprasti, kad čia yra 2 atsakymai. Kodėl 2 atsakymai? Kodėl 2 atsakymai? Nes mes išmokom modulių temą, nes aš turiu spręsti 2 lygtis. X + 5 lygu 3 ir -x + 5 lygu -3. Nu, čia bus kažkoks atsakymas ir čia bus kažkoks atsakymas, man nerūpi koks, man rūpi kiek sprendinių. Tai aš manau, kad 2. Ką jūs nepamirškite apie modulį? Aš jau davęs apie modulį. Jeigu modulis čia būtų -2 parašyta, išgauk -2 iš modulio. Jūs sakytumėt, ne, niekaip neišgausit tuščiaibį. Nepamirškit šito daikto. Modulis yra visada teigiama. Modulis yra visada teigiama. Naudingas gan uždavinys. 10 uždavinys, jau verčiamės į kitą pusę. Ir aš jums įmesiu iš karto, ką jūs, arba kas turi pratybas, galės patys daryti. Vėlgi, netgi nesprendimo uždavinys, o supratimo uždavinys. Pasižiūrim, jeigu kažkoks daiktas yra tarp -3 ir 2 apibrėžimų sritis. Tarp -3 ir 2 susirandu -3. Susirandu 2 ir nusibrėžiu kokią nors, kad yra, dėžę. Tarp -3 ir 2. Žiūriu, kur jinai įvyko pastumdymai.
Visų pirma, matau šitas stūmė per 4 į viršų. Tai kad man ta dėžė pasistums per 4 į viršų, tai man nieko nepakeis apibrėžimo srities, jeigu aš pastumsiu per 4 į viršų. Vėlgi man sunku čia rodyti, nes čia yra tiesiog supratimo uždaviniai. Dabar ką padaro šitas? Stumia per 3 į šoną. 1, 2, 3. Va čia jau pakeis. Tai reiškia, jeigu jau buvo apibrėžimo sritis D nuo F, arba aš tiesiog va čia rodau per 3 į šoną, tai jau visgi dabar mano dėžė atsidurs čia va taip. Tarp ko? Tarp 0 ir 5. Tarp 0 ir 5 atsidurs. Aha, ir ką padarys -2? Ką padarys -2? Ten transformacijom aš įmečiau. Jeigu jūsų kažkokia funkcija ir priekyje yra minusas, tiesiog apverčia. O kad šitą dėžę apverti, tai man atrodo nieks nepasikeis. Vis tiek jinai bus užrakinta tarp 0 ir 5. Tu gali ją apversti, nesvarbu. Aš rinkčiausi šitą atsakymą. Ar tai tiesa? 10 uždavinys tiesa. Viskas gerai. Oi. Važiuojam toliau. Jo. Vėlgi. Toks uždavinys. Realiai aš nieko nesprendžiu, ne? Aš tik suprantu, arba ne. Nieko nesprendžiu. 11 uždavinys, kažkas jau paspręs. Jau kažką smagiau, mažai bus. 11. Logaritmas logaritme. Aišku, biški irgi va taip. Logaritmas logaritme. Tai aš dabar darysiu. Log 10 LG. Čia bus log 10x mažiau arba lygų už 0. Ką mes išmokom aną kartą? Mes išmokom, kad logaritmas pagrindu ax lygų y, tai tas, kas parašyta čia, x, yra lygų ta bazė, užmestas tas y, užmestas ant bazės. Šituo ir pasinaudosiu. Tas, kas parašyta čia, logaritmas 10x, yra pagrindas didesnis nei 10, tai nereikia man keisti ženklų, yra lygų 10 nulinių. Nepamirštam apibrėžimų srities, atsimenat, raudonai parašiau. Tas, kas čia parašyta, log 10x, dar turi būti daugiau už 0. Ir tas pats x irgi turi savo apibrėžimų sritį, tas x irgi turi būti daugiau už 0. Sprendžiu šitą daiktą iš 3 sistemų, iš 3 daiktų. Kas čia bus? Čia vėl pasinaudosiu tuo, vėl pasinaudosiu šituo. X yra mažiau arba lygų už 10, o čia tai 1, ne? Tai tiesiog už 10. X daugiau už 10 nulinių, tai čia bus 1. Ir čia x tiesiog daugiau už 0. Va, kokius aš gavau. Manau, kad aš tokius gavau. Čia galutinis mano atsakymas. Ir dabar reikia tiesiog nusibrėžti 3 tiesius. Mažiau arba lygų už 10. Daugiau už 1. Daugiau už 0. Čia važiuojam. Čia važiuojam. Bendrą spintą padarom. Nuo čia iki čia yra bendri atsakymai. Čia kaip mūsų aibėse buvo, ką turim bendro čia, kaip sako. Tai nuo vieneto, kuris nesiskaito, iki 10 galutinis mano atsakymas. Ar jis teisingas? Knygą aš atsivertęs, matau, kad teisingas. Viskas gerai. 8. Ar mes dabar dar paspręsim biškį, ar jau gana? Išsprendžiau šitą, bet jau žiaurėja gan uždaviniai. Tai aš gal 12, o žiūrėkit 14 vektoriai, kaip apsimokėtų, 15 logaritmai. Įsisprendžiam šitą puslapį ir einam miegoti. O čia kažkokį dabar jau gražus, žinai. Šiaip aš prieš pamoką turėčiau pasirinkti iš tikrųjų uždavinius, daryti gražius, va čia man patinka. Jo. Greitai įsisprendžiu. Su kokiamis reikšmėmis ne šita funkcija ir vėl tą patį duoda, o modulio funkcija. Šitos funkcijos atrodo taip, o mes šiandien jau sakėm, tas, kas minusinis daiktas, užsiriečia simetriškai viršų. Va,
Va kaip atrodys modulio funkcija. Va čia yra modulio funkcija. Pastebėjot, kad labai dažnai duoda. Tai gal ir egzamine tokį kažką duos. Ir vėlgi net nesprendimo uždavinys, o supratimo. O dabar su kuriomis A reikšmėmis lygtis turi lygiai du sprendinius. Kas čia? Čia tiesiai, braižau tiesiais ir pažiūriu. Jei per -1 nusibraižyčiau, iš vis sprendinių nebūtų. Per 0 nusibraižau, lygiai du sprendiniai žymiu. Matot, pažymėkite 3 sprendinius. Tada braižau per vienetą, čia 4 sprendiniai, netinka. Braižau per dvejetą, 4 sprendiniai. Braižau per ketvertą, žiūrėkit, 3 sprendiniai. Braižau per penketą, braižau šitą, man šitas suėjo, puikiai tinka. Braižau per 10 kažkur viršui, tiko. Mano galutinis atsakymas yra 0, 5 ir 10. Gražus uždavinys, labai patinka. Labai patinka tuo, kad jis supratimo uždavinys. Ne, tu čia suskaičiuotų, kažką suskaičiuosi. Tiesiog arba supranti, arba ne. Šitas uždavinys yra visiškai standartinis ir nuolat būna. Šitas daiktas yra x, čia y, tai reiškia log vietoj x, o čia įsistatai. 1/2/7. Ką aš čia darau? Ne, čia ne x. Matot, aš jau pradedu. Čia 1/2/7. Lygu 3. Mes šitą 1000 kartų darė. Šitą pakeli trečiuoju, a trečiuoju ir gauni tas, kas po logaritmu 1/27. Ką pakelt ir gauti 1/27, tai yra 1/3, manau, kad. A lygu 1/3. Uždavinys padarytas, ar jis teisingas, taip teisingas, gavau 2 taškus. Kodėl čia už 2 taškus toks labai lengvas? Nu, baisiai lengvas už 2 taškus. Šitas tikrai, man tai šitas daug sunkesnis. Čia nesupras modulio esmės, nepadarys žmogus. Čia įsistatyti vietoj x, vietoj y, tai nėra sunku. Keista, kad už 2 taškus. Nu ir paskutiniai 2 uždaviniai. Dar su vektoriais ir dar su logaritmais visai gerai. Ir po 2 taškus tai reiškia sunkus. Aš darau Vaitkaus 10 užduotį, nepamirškite. Kas turi pratybas, reiškia 10 jau bus realiai beveik pasidaręs. Aha, vektorius kolinerumo taisyklę jūs jau žinot. Vektorius A yra 5 ir -3. Vektorius B, bet aš netikiu, kad jūs dabar kažką, per daug biškį mes per ilgai pamoką darom, manau, kad vektorius B nežinau, tai reiškia x, y, gal šitaip sakysiu. O vektoriaus A ir B skaliarinė sandauga dar duota. Oho, koks uždavinys. Yra -17. Tai gal čia bus sistema. Skaliarinė sandauga, tai mes žinom, kad šitas kart šitas, jau žinom. Rašau 5x -3y lygu -17. Vieną lygtį jau turiu. Antra lygtis gims iš kolinerumo. Kolinerumo taisyklė yra tokia. x1 iš x2 lygo y1 iš y2. Jau daviau savo video tam. Ten daviau, kas būna egzamine. 5 iš x yra lygu -3 iš y. Bandau taip. Nespręsiu, tikrai pasiimu fotometą, žiūriu, koks atsakymas. Jeigu geras, tai reiškia, aš gerą sistemą turiu, spręsti nereikia. Man čia gavosi kažkoks tai keistas atsakymas. -5 ir 3. Ar tai tiesa? Jo, ten rašo -2,5 ir 1,5. Jo, viskas gerai. Veikia šitą sistemą. Viskas gerai. Nu ir paskutinį. Jeigu jau šitą padarysim, mes galime eit miegoti, nes jau tikrai per daug. O, čia nesutampa pagrindai, bet galima jau susivienodinti, atsiminkit. Logaritmas 2. Atsimenat, čia viršui bus A1 antroji, čia bus A, eina atimti laipsnius, tai bus A -1 antroji. Logaritmas 2.
A minus 1 antrąją, bandau šitaip daryti, plus tą 2 aš užsimesiu gal ant šito, kaip čia man daryti? Jo, gal užsimesiu. Logaritmas 1/4 a kvadratu. Aha, lygu. Ojei, kaip tingiu dabar jau šitą damuštą uždainį. Nesutampa logaritmai, man negerai. Šitą perrašau. A minus 1 antroji. O šitą logaritmą aš įsimesiu į pagrindo keitimą. Nu, palaukit, aš tą 2 be reikalo gal atsimenu. Po čia pasidėsiu, aš va šitą susitvarkysiu per pagrindo keitimą. Atsimenu pagrindo keitimas, kaip jis vyksta. Log 2 susigalvoji savo pagrindą, o viršui parašai A, o pačioj 1/4. Kas čia įvyksta, tai viršui lieka log 2A, o pačioj log 2 1/4 bus minus 2. O, tai čia visai gerai. Čia visai gerai. Plus 2 log 2A padalinta iš minus 2. Aha, kas čia man gaunasi? Log 2A minus 1 antrąją. Čia šitie susiprasna, gaunasi tiesiog minus log 2A šitie su šituo, nu, patampa minus. Čia kaip ir pirmuoju, ne, yra lygų, minusų taisyklė yra sudalink šitą su šituo, tai gausim log 2A minus 1 antroji minus 1 bus minus 1 sveikas 1 antroji. Ir šitą, kaip man čia reikia parašyti? Nukelti į priekį. Nukeliu į priekį, minus 1 sveikas 1 antroji, log 2A buvo atsakymas. Net nesitikiu, kad jūs čia kažką dabar jau suprantat, mes per daug sprendžiam. Ar čia teisinga, taip teisinga, viskas gerai, bet tiesiog per daug, vėl per daug matematikos. Užtenka valandų su biškiu ir viskas. Per daug. Nu, čia man pavyksta, bet kas iš to jau kempinys protas, jau viskas negerai. Viskas, ačiū, kad buvot. Iki kito karto, ate. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Viso.